svečius, bet dar smagiau, kai kaimynas atvažiuoja pas tave į gimtadienį. Ir šiandien mus aplankė bičiuliai iš Latvijos, Aukštgavos krašto kultūros centro parko folkloro grupė Dirbinė. Gyvuoja nuo 2007 metų. Jie saugo ir perduoda Latvijos dažniausiai šokius, groja įvairiais tradiciniais instrumentais. Yra dalyvavę Latvijos dainų ir šokių šventėse bei tarptautiniuose folkloro festivaliuose. Labai smagus pats kolektyvo pavadinimas Dirbinė. Reiškia darbščius, veiklius žmonės, kurie negali ramiai nusėdėti vietoje. Beje, žodis siejamas su lietuvišku dirbti. Tai mums lietuviams viskas aišku, savi žmonės. Jeigu negali ramiai nusėdėti, vadinasi, arba reikia dirbti, arba šokti, arba groti. Taigi Smalovas sveikina Latviją. Folkloro grupė Dirbinė, vadovė Ana Briška. Metus iš eilės su Smalovų mandolinistais sutikome ir muzikavome Gintaro Andrijausko festivalyje Sėlios muzikantai. Koncerto tęsoje išgirsite seniausio Latvijos etnografinio ansamblio Naktinėse dainas Kali Kali Kalvė ir Sit Kūcinė Bret Kūci. Šiandien prie mūsų prisijungė mandolinistė Alaida Anspoka, yra etnomuzikologijos studentė ir taip pat ansamblio Naktinėse narė. Dabar 2 dainos.
dalis yra maistas gėrimai. Ypatinga pagarba nuo senų metų buvo skiriama alui. Jis apdainuotas dainose, pabrėžiant jo ypatingą reikšmę. Šiandien ne tik iš Pasvalio bus dainas apie alus, bet ir iš Latvijos 2 dainas apie alus. Ir 2 dainas yra iš mūsų studijos albumo Ontono Mons, kurį galite rasti ir klausytis muzikos platformose Spotify, YouTube ir Apple Music. As tu las dūmus stūmīnā.
nuskambės paskutinę dainą linksmasis Atašeinis Susaknis. Ir linksmų švenčių, daug laimės Smalvo mandolinistų ansambliui 10 metų jubiliejus proga. Tegul Smalvo mandolinists laimė ir džiaugsmas lydi dar ilgus metus muzikuojant. Ir šiandien jums groja folkloras grupė Dirbini iš Aukšdauguvos krašto Daugpilio Latvijos, Alaida, Ažina, Vyta, Ivo, Martin, Janis iš Švedijos ir Janis beveik iš Lietuvos.